Aš noriu didelį namą, aš noriu brangios mašinas, aš noriu XYZ ir XYZ ir taip toliau. Kodėl aš negaliu to turėti? Kodėl man nieks niekada nesigauna? Kodėl aš niekada neišmanifestuoju to, ko aš noriu? Manifestacija neveikte. Žiūrėk, tu turi vieną energiją, savo vieną unikalią energiją, kad tu tik vienas, tik tu te gali anom patirti. Ir jinai ir filtruojama per tavo įsitikinimų sistemą. Tavo įsitikinimą, gerai, aš tikiu, jeigu aš dirbsiu daug, aš 10-12 valandų statybose, aš galėsiu nusipirkti namą po 10 metų. O jeigu tavo įsitikinimas būtų, jeigu aš dirbsiu 4 valandas prie pardavimų ir aš dirbsiu 100 000 eurų per ateinančius metus ir galėsiu nusipirkti namą. Nors tas netrodo logiška, nes tu neturi patirties tam dalyką, bet tu tą darysi, tas taps tau realybė. Įsitikinimai tau diktuoja visus tavo veiksmus. Tai kas ir filtruojama per tavo įsitikinimų sistemą, nes tu savo energiją naudoji. Ta pati tavo energija ir filtruojama per tavo įsitikinimų sistemą, kad išdiktuon veiksmus ir tavo būseną. Nes tu pagalvoji apie to, ką fainė būtų, aš esu to būsena, bet man nėra svarbu, aš numet lūkestį, ar aš privalau to išmanifestuoti, ar ne. Jeigu ne, aš gerai jausiuos, jeigu jo, aš irgi gerai jausiuos, bet aš darau ton, aš kūriu naują įsitikinimą ir aš darau ton. Absoliučiai viskas mūsų gyvenim priklauso nuo įsitikinimų, katrus mes čia turim savo ego.